nuomone negalima baudžiamojo nuo atsakomybę traukti darbo partijos? Esu šitą išdėstęs, juridinis asmuo darbo partija miręs, panaikintas. Juridinių asmenų registre šitokio juridinio asmens nebėra. Viskas. Darbo partijos pirmininkas, buvęs pirmininkas Uspaskichas, kai teismai sprendė dėl partijos jungtuvių, sakė, kad tai neturės įtakos bylai. Dabar priešingai jūs stengiatės įrodinėti. Nežinau, ką kalbėjo Viktoras Uspaskich šio reikalo, bet yra taip, kaip yra. Aš kalbėjau, remiausi konkrečiais teisės aktais, normomis. Lygiai tas pats, kas jeigu ir fizinis asmuo yra miręs. Taigi čia kažkokia tai analogija. Ar prašysite, kad būtų pradėtas tyrimas dėl prokuroro pareiškimo dėl grėsmės nacionaliniam? Čia dar mes pasitarsime, gynėjai. Aš užuominą daviau, pasižiūrėsim, kokia pozicija bus kitų. Pagaliau paprašyti gali ir patys kaltinamieji savo paskutiniuose žodžiuose. Kita vertus, yra stebėtinų dalykų, juk jūs patys matote, sakysime, pats prokuroras sako, kad baigiamųjų kalbų metu buvo gauti dokumentai apie partijų atskirimą ir prašo nubausti, prašo skirti bausmės. Netirtas dalykas, ponai, nei nutarimas, nei kaltinimas nepateiktas, nei įtarimas nepateiktas, net atstovo nėra, tiesą sakant. Taip kad čia labai įdomus dalykas, situacija nepaprastai įdomi susiklosti dėl šito reikalo. Ir ne tik tai dėl šito reikalo. Ačiū.